malonu visus matyti, nes matyti ne su vienu mes esame dirbę ir ne vienas skaitėte ir teikėte pasiūlymus aprašui. Ir tik norėčiau pasakyti keletą svarbiausių dalykų. Tai pirmiausia, su kokiais iššūkiais susidūrė darbo grupė, kuri buvo sudaryta vaikų pasiekimų aprašui parengti. Visų pirma, kai mes kalbame apie mažus vaikus, kyla klausimas, ką padaryti ir kaip padaryti, kad tai nebūtų standartas, kurį mes tarsi primetame iki mokyklinio amžiaus vaikams ir neleidžiame jiems laisvai ugdytis. Taigi, rengiant aprašą, visą laiką buvo galvojama, kaip išspręsti šitą problemą ir kaip parengti aprašą, kad jis būtų kitoks. Ir toliau pristatysiu sprendimus. Kitas dalykas, kuris buvo labai svarbus, tai žinoma, dar niekada Lietuvoje nebuvo aprašyti vaikų gebėjimai ir tų gebėjimų augimas. Tai kaip žingsnis po žingsnio auginami yra mažo vaiko gebėjimai. Ir sumodeliuoti tą augimą, kokybiškai didėjantį vaikų pasiekimų augimą, taip pat buvo pakankamas iššūkis. Dar vienas iššūkis buvo, tai kokią aprašo struktūrą pasirinkti, kad, kaip atsimenat, pirmosius mokymus ir pirmosius susitikimus, kad tas aprašas nepakeistų visų mūsų jau turimų decentralizuotų iki mokyklinio ugdymo programų, kad jis jų nesustandartizuotų ir kad vėl nebūtumėm visi vienodi ir visi panašus, bet kad tuo pačiu galėtumėm pasiekti tų rezultatų, kuriuos manome, kad reikia tų rezultatų pasiekti, kad ir turėtumėm orientyrą ir tas orientyras nesugriautų mūsų jau sukurtos programų įvairovės. Taigi su visais šitais uždaviniais ir susidūrė komanda, kuri bandė parengti pasiekimų aprašą. Pažiūrėsime, kaip mums tai pasisekė. Čia, žinoma, jau buvo pristatyta, pagal kokius projektus rengiam. Tai pirmiausia, teko apsibrėžti, tai kas yra pasiekimų aprašas. Tai pasiekimų aprašas mes sutarėme, kad yra tam tikros gairės padedančios visiems, kas susiję su vaikų ugdymu, susitarti, matyti, ko gali pasiekti vaikai nuo gimimo iki 6 metų. Ir naudoti aprašą kaip priemonę, kada tariamasi dėl ugdymosi tikslų, dėl ugdymosi uždavinių, kai siekiama numatyti vaikų ugdymosi rezultatus. Taigi tas aprašas yra kaip priemonė, kaip dokumentas, kuris padeda geriau ir tėvams, ir kitiems ugdytojams suprasti, kaip gali ugdytis, ko gali pasiekti vaikas ir tada paskatina susitarimus pačioje ugdymo įstaigoje, tarp įstaigos ir tėvų, tarp įstaigos ir bendruomenės. Pasiekimų aprašas padeda iki mokyklinio ugdymo auklėtojams ir kitiems ugdytojams atpažinti vaikų ugdymosi pasiekimus ir poreikius, atpažinus šiuos pasiekimus, tikslingai rengti ar tobulinti įstaigos iki mokyklinio ugdymo programas, taip pat kokybiškai įgyvendinti ugdymo turinį, pritaikant jį vaikų įvairoviai ir taip pat stebėti vaikų pažangą, vadinasi, tikslingai ugdyti kiekvieną vaiką. Kokios vis tik tai buvo prielaidos ar kokie veiksniai, kurie sąlygojo pasiekimų aprašo atsiradimą? Tai pirmiausia siekis užtikrinti kokybišką kiekvieno vaiko ugdymąsi. Kaip žinome, pastaruoju metu vis labiau ryškėja tendencija matyti kiekvieną vaiką, matyti kiekvieną ugdytinį ir sudaryti gana individualias sąlygas kiekvieno vaiko augimui. Ir vadinasi, reikia turėti tam tikrą įrankį, priemonę, kuris padėtų matyti vaikus, padėtų matyti jų pasiekimus, jų pažangą ir padėtų kurti tokį ugdymą, kuris orientuotas į kiekvieno vaiko galias.
Ir netgi užsienyje yra naudojamas toks kaip ir apibrėžimas, ką tai reiškia kokybiškas ugdymas. Kokybiškas ugdymas tai yra toks, kuris padeda matyti vaiko galimybės ir padėti jam siekti maksimaliai geriausių ugdymosi rezultatų, kurie atitinka jo galimybės. Taigi aprašas padeda pažinti vaiką ir tada tikslingai modeliuoti ugdymasi, kad vaikas pasiektų to, ko jis gali pasiekti iki mokykliniam ugdyme. Jeigu gabus vaikas, tai maksimaliai išplėtotų savo talentus, jeigu vaikas, kuris turi specialių ugdymosi poreikių, tai kad jis irgi ugdytųsi pagal savo galias, savo tempu. Ir mes tą tempą matytumėm ir įvertintumėme. Kitas dalykas, kuris nulėmė aprašo rengimą, tai pakankamai išryškėjęs tiek užsienyje, tiek Lietuvoje ikimokyklinio ugdymo svarbumas visam tolesniam vaiko gyvenimui bei ugdymuisi. Jau vien nacionaliniai mūsų tyrimai, ketvirtokų tyrimai rodo, kad vaikai, kurie lanko ikimokyklinio ugdymo įstaigas, jų pasiekimai statistiškai reikšmingai aukštesni negu įstaigų nelankiusių. Arba ypač tai ryšku kaimo vietovėje ir su socialinės atskirties šeimomis, kada buvimas ugdymo įstaigoje ir kai vaikas yra ugdomas kokybiškai, iš esmės pakeičia jo galimybės mokytis toliau ir užtikrina jo mokymosi sėkmę. Taigi, aprašas, kuris taip pat padeda siekti ugdymosi kokybės, dar tik sustiprintų vaikų pasirengimą sėkmingai ugdytis toliau. Taip pat aprašo atsiradimą lėmė ir mūsų švietimo dokumentai. Jau Lietuvos švietimo įstatyme yra įtvirtintos nuostatos, kad programos ir visas ugdymasis turi būti orientuotas į rezultatus. Tai yra, pirmiausia, mes susitarėme, ko siekiame ir žinoma, prasmingai apgalvojame, kodėl to siekiame. Tada tai, ko siekime, nulėmė mūsų požiūrį į tai, kaip to siekiame ir kodėl. Ir vėliau mes stebime, kiek pasiekėme, kaip pavyko pasiekti, dėl ko susitarėme, ko sieksime. Taigi šita nuostata jau yra įteisinta Lietuvos švietimo įstatyme ir kad ją tinkamai kokybiškai realizuotume, mums tikrai reikėjo tam tikro orientyro, kuriame mes matytumėm tai, ko mes galime siekti, tai kokios to vaiko galimybės, ko galima pasiekti. Taip pat tyrimą pasiekimo aprašo rengimo poreikį išryškino ir pačių pedagogų pageidavimai. Ikimokyklinėme ugdyme pereita prie decentralizuoto ikimokyklinio ugdymo programų rengimo. Ir šiuo atveju iš pradžių buvo toks noras ar nuostata grįžti prie nacionalinių programų, bet kai pedagogai suprato, kad gali turėti pasiekimų aprašą, kuris yra pakankamas orientyras, suprasti, orientuotis, tai koks ugdymas galėtų būti kokybiškas. Iš karto matom, čia 12 metų tyrimo rezultatai parodė, kad 89% pedagogų pritarė pasiekimų aprašui ir tada supranta, kad tokių nacionalinių bendrų programų poreikis sumažėjo. Vadinasi, pati įstaiga sėkmingai gali parengti, tobulinti, įgyvendinti programas. Ir dar vienas dalykas, kuris lemia vis tik tai pasiekimų aprašo atsiradimą, tai ugdymosi sisteminio suderinamumo siekis. Nes mes suprantame, kad vaikų gebėjimus ir vaikų kompetencijas reikia auginti ir tas auginimas vyksta horizontaliai, vertikaliai ir gilyn. Ir auginimas prasideda nuo vaiko gimimo, nuo ikimokyklinio ugdymo amžiaus, nuo šio laikotarpio. Ir mes ikimokyklinėme ugdyme kalbame dar tik apie kompetencijų prielaidas, tai yra apie atskirus gebėjimus, nuostatas, kurie sukuria pagrindus priešmokyklinėme ugdyme jau plėtoti kompetencijų pradmenis, o toliau šios kompetencijos auginamos pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo pakopose laikotarpiais. Ką reikštų auginimas horizontalus? Tai reiškia, kad turi būti suderinamumas tarp atskirų ugdymosi sričių.
Tai reiškia, kad mes siekiame visuminio integralaus vaiko ugdymosi. Taigi išskiriame tuos gebėjimus, kurie užtikrintų visuminį integralų vaiko ugdymasi. Taip pat siekiama tam tikro sinergijos efekto, nes yra pastebėta, kad jeigu tam tikri gebėjimai plėtojami tuo pat metu kartu, pavyzdžiui, kad ir kalba ir mąstymo gebėjimai, tai jie plėtojasi daug sėkmingiau, yra tvaresni ir gilesni. Ką reiškia vertikalus auginimas? Vertikalus auginimas tai reiškia, kad turi būti suderintas ugdymas, vaiko ugdymas nuo pat iki mokyklinio ugdymo pakopos ir toliau. Ir kad vaikų gebėjimai turi būti plėtojami nuosekliai, išskyrus pačius svarbiausius, kad nesiakcentuotumėm į antraeilius, į šalutinius, į netokius svarbius, bet savo jėgas ir pastangas sutelktumėme ugdyti, plėtoti pačius aktualiausius esminius vaikų gebėjimus, kurie nulėmė jų ugdymosi sėkmę ir gyvenimo toliau sėkmę. Ir vėliau, žinoma, tam tikrais laikotarpiais vaikui augant gali atsirasti nauji gebėjimai, kurie plėtojami, gali iš pradžių būti plėtojami integraliai, po to šiek tiek diferencijuojami ir vėl grįžtama prie integralaus jų plėtojimo, bet tai yra toks tikslingas, numatytas, žinant, kur mes einame, vaiko gebėjimų auginimas. Taip pat labai svarbu suprasti, kad vaikų gebėjimai taip pat auginami gilyn. Šita savoka reiškia, kad mes plėtojame tuos gebėjimus, tą vaiko žinojimą, tas nuostatas, kurie ne tik tai vaiko yra išmokstami, įgyjami, bet ir keičia, brandina požiūrį į save ir pasaulį. Keičia vaiko kognityvinius arba pažinimo procesus, ruošia prielaidas aukštesnių mąstymo gebėjimų formavimuisi, taip pat keičia, brandina ir paties vaiko asmenybę, skatina kūrybiškumą, netgi pilietiškumą, skatina tam tikras elgsenos strategijas kaip bendradarbiaujantį, socialiai jautrų elgesį ir panašiai. Vadinasi, tas auginimas gilyn, tai kai ugdymasis brandina asmenį, brandina vaiką, keičia patį vaiką, tai tada mes sakome, kad ugdymasis yra gilus. Na, o kokia vis tik tai pasirinkta pasiekimų aprašo sandara? Labai buvo daug mūsų diskusijų. Tai kaip daryti? Ar jungti iš karto pasiekimų aprašo gebėjimus į tam tikras kompetencijas, ar dar palikti, kad aprašas susideda iš tam tikrų gebėjimų arba pasiekimų sričių. Ir vis tik tai buvo apsispręsta ties tuo, kad labai daug yra integralių, tarpusavyje susijusių sričių ir jeigu apjungi ir įdedi, pavyzdžiui, tokį gebėjimą kaip saugus elgesys prie socialinio ugdymo kompetencijos, tai lyg tai negali įdėti prie sveikatos kompetencijos ir panašiai. Tai dėl to, kad būtų galima įvairiai apjungti tuos gebėjimus ir turėti savo, tokį tinklelį programuose, buvo vis tik tai palikti atskiri gebėjimai ir taip pat palikta galimybė žmonėms, įstaigoms, kurios kuria savo programas, savaip apjungti pagal tai, kokios yra programos, kokios tų programų, kokie yra modeliai, savitai apjungti gebėjimus į grupės. Nors bendra samprata tų grupių taip pat yra apraše pateikta. Ir 18 esminių gebėjimų išskirta tokių, kurie apima visus svarbiausius pasiekimus, kurie užtikrintų tolesnį sėkmingą vaiko ugdymąsi ir netgi vaiko gyvenimo sėkmę. Tai buvo labai išdiskutuota, labai žiūrėta ir užsienio patirčių, kad nebūtų labai susmulkinti, kad būtų esminiai ir šitie esminiai gebėjimai buvo išskirti. Taip pat buvo žiūrėta, kad šitie gebėjimai sudarytų prielaidas vaiko socialiniai, sveikatos, pažinimo, komunikavimo, meniniai kompetencijoms plėtoti priešmokyklinėme ugdyme, kad jie sudarytų šių kompetencijų prielaidas.
Taip pat buvo stengtasi atkreipti dėmesį į vaiko raidos ypatumus ir stebėti, kad tai, ko mes siekime, užtikrintų sėkmingą vaiko raidą. Ir galime turėti analogų ir matome, kad pavyzdžiui Anglijos pasiekimų apraše išskirta irgi 17 pasiekimų sričių. Vadinasi, yra valstybių, kurios turi maždaug panašų skaičių. Žinoma, yra valstybių, kurių susmulkinta labai, bet mes rengėjų grupė nusprendė, kad geriau turėti stambesnius, bet aiškius esminius gebėjimus, negu daug smulkių, kad būtų galima juos visus matyti. Dabar kokia yra vis tik tai sandara, kai mes galvojame apie tų gebėjimų jungimą į grupės. Tai pirmiausia, atkreiptumėm dėmesį, kad komunikavimui su bendruomenė, aiškesniam komunikavimui ugdymo įstaigoje yra išskirti tam tikri lūkesčiai, tai yra žodžiai, kurie rodo, kokio mes vaiko tikimės. Tai yra sveiko, oraus, bendraujančio, smalsaus, kuriančio, sėkmingai besiugdančio. Ir santykinai šitie žodžiai koduoja atskirus gebėjimus. Pavyzdžiui, sveikas, tai apjungia kasdienius gyvenimo įgūdžius, fizinio aktyvumo srityje esančius esminius gebėjimus ir vertybinės nuostatas. Ir šie gebėjimai taip pat sukuria prielaidas kompetencijoms plėtotis, šiuo atveju sveikatos kompetencijai. Taigi surastas yra paprastas žodis, dėl kurio susitarta ir kuris įvardyja tam tikras savybės, kokio vaiko siekime. Panašiai kaip Lietuvos švietimo, kaip Lietuvos valstybės strategijoje, kur taip pat pasakoma keliais žodžiais, tai kokios visuomenės mes norime ir tikimės. Ir tada toliau yra pateikiamos pasiekimų sritys, kurių kiekvienoje yra išskirti svarbiausi gebėjimai ir svarbiausios vertybinės nuostatos. Na, galime atkreipti dėmesį apačioje į integraliuosius gebėjimus, kurie kuria mokėjimo mokytis kompetencijos prielaidas ir jie iš tikrųjų integruojami į visas sritis, nes tokie dalykai kaip kūrybiškumas, kaip iniciatyvumas, atkalklumas, kaip tyrinėjimas, kaip problemų sprendimas, kaip mokėjimas mokytis, nesvarbu, kokia būtų sritis, socialinė, kalbinė ar kita, jie taip pat ir šiuose srityse padeda siekti sėkmingesnių rezultatų. Vaikų pasiekimų apraše vaiko pasiekimai pateikti žingsniais. Dar žingsniai santykinai apjungti į dvi grupės nuo 1 iki 3 metų ir nuo 3 iki 6 metų. Žingsniai yra sudėlioti taip, kad kiekvienas žingsnis rodytų kokybiškai aukštesnį vaiko gebėjimą arba prisidedančius kitus gebėjimus arba gebėjimus, kurie iš labai integralių po truputį diferencijuojasi, bet kiekvienam žingsnį aprašyti kokybiškai aukštesni vaiko gebėjimai. Ir taip pat mes turime ir 7 žingsnį, kuris skirtas ugdymos individualizavimui. Sakykime, jeigu 6 metų vaikas pasiekia 6 žingsnį, o jisai dar yra iki mokyklinio ugdymo grupėje, tai tada yra 7 žingsnis šiek tiek toliau. Ką daryti su vaiku toliau? Ir čia vaikai šių pasiekimų siekia laipsniškai, kiekvienas savo tempu. Ir žinoma, gali būti, kad jeigu vaikas turi specialių ugdymosi poreikių, jisai išeidamas į priešmokyklinę grupę pasiekia tik 3 ar tik 4 žingsnio, ar netgi tik 2 žingsnio, bet jisai turi savo taką ar kelią, kur mes matome, kad kai pasiekėme šito, ko mes turėtume siekti toliau. Tai tas dėliojimas žingsniais leidžia kiekvienam vaikui savo tempu iš tikrųjų siekti tam tikrų gebėjimų.
Dabar jau, kaip minėjau, susitarta, kad pasiekimų aprašas yra nestandartas. Tai ne metodika vertinti vaiko pasiekimams, ne metodika vertinti, sakykime, pedagogo darbui. Tai yra nusakomos galimybės, ko galėtų pasiekti kokybiškai ugdomas vaikas. Ir taip pat šitas aprašas padeda auklėtojui tiesiog tik tai atlikti stebėseną, kaip sėkmingai ugdosi vaikai. Ir tą stebėseną tiek ugdymosi proceso savo, tiek ir vaikų pažangos, kad padarytumėm išvadą, kaip mums sekasi siekti ugdymosi rezultatų. Ir žinoma, kadangi kiekvienas vaikas pažangos link juda savo tempu, tai pasiekimų aprašas natūraliai padeda apimti ir skirtingų poreikių vaikus. Na, taip pat yra šalia vaikų pasiekimų aprašo yra parengtos ir metodinės rekomendacijos, kurios vadinasi ikimokyklinio ugdymo turinio programų rengimo metodinės rekomendacijos, kurios padeda suprasti, kaip mes naudojame pasiekimų aprašą, kaip mes jį galime naudoti ir kaip siekti ugdymosi kokybės. Ką aprašas pakeičia, kokias naujas galimybės suteikia, kurios leidžia mums iš tikrųjų siekti naujos ugdymosi kokybės. Na, yra rekomendacijose tokie, sakykime, skyriai, vieną kitą skyrių aš pakomentuosiu, kurie yra skirti, taip, skyrius šiuolaikinis vaikas koks jis. Šiame skyriuje galime rasti atsakymus į tokius klausimus, tai koks vis tik tai yra šiandieninis vaikas, tai kuo skiriasi berniukai ir mergaitės, tai kokie yra vaikai, kurie ugdosi skirtingomis socialinėmis sąlygomis, kokie vaikai, kurie turi specialiųjų ugdymosi poreikių. Ir pakomentuojama, kaip naudojant, taikant pasiekimų aprašą, galima geriau pažinti vaikus. Ir svarbiausia, geriau pažįstant vaikus, kaip galima pritaikyti jiems ugdymosi turinį. Būtent vaikams, kurie yra labai skirtingi. Na, trečiame skyriuje pateiktas pasiekimų aprašo pristatymas, kadangi aš jau esminius dalykus pasakiau, tai plačiau nekomentuosiu. Ketvirtame skyriuje galima rasti patarimų, tai kaip vadovaujantis pasiekimų aprašu galima reflektuoti, tobulinti savo ikimokyklinio ugdymosi programas, patiems laipsniškai pasižiūrėti, peržiūrėti programas. Tai žinoma, pasiekimų aprašas pirmiausia leidžia pažvelgti į ugdymosi rezultatus įstaigos ikimokyklinio ugdymo programoje. Pažiūrėti, kokius mes iš tikrųjų vaikus turime ir ar mūsų programoje atspindėti mūsų turimų realių ugdymo įstaigą lankančių vaikų pasiekimai. Ar tikrai programa pritaikyta mūsų vaikų pasiekimų tobulinimui ir vaikų pažangai. Ir atitinkamai remiantis tuo, kokie yra mūsų vaikai, geriau, tikslingiau pritaikyti ugdymosi programą vaikams. Nes ta didžiulė vertybė ir yra decentralizuotų programų, kad jos nėra formalios, nėra abstrakčios, jos tikrai yra gyvenančios mūsų įstaigoje ir mes gyvename pagal savo programas ir jas iš tikrųjų turime galimybę pritaikyti savo vaikams. Kitas skyrius kuris yra labai svarbus, tai kaip stebėti ir vertinti vaikų ugdymosi pasiekimus bei pažangą. Tai šiuo atveju yra tikrai daug informacijos, dėl kurios tarėmės su ugdymo įstaigomis. Tai kaip dabar mes turėtume suprasti, ką mums duoda aprašas, kaip jis mums palengvina praktiškai vaikų pažinimą, jų pažangos stebėjimą ir vaikų pasiekimų matymą. Čia tokie labai aktualūs klausimai yra,
kada ir kokiu tikslu mes renkame informaciją apie vaikus, kaip mes atpažįstame iš realios gyvenimiškos vaikų veiklos, kokius jis gebėjimus turi, kokias nuostatas turi, kokias žinias jisai turi ir kaip mes dokumentuojame vaiko informaciją, kaip mes analizuojame ir po to, kaip mes pritaikome tą informaciją, planuodami toliau vaikų ugdymąsi ir veiklą. Taigi dar vienas skyrius ir bando pasakyti, kaip mes, orientuojamdamiesi į realius vaiko ugdymosi rezultatus, planuojame tolesnį vaiko ugdymąsi. Tai vėlgi čia siekiame dar labiau priartinti, kad kiekviena diena, kiekviena savaitė vaikų ugdymas būtų orientuojamas į konkrečius realius vaiko pasiekimus, jau planuojant veiklą, visą laiką apmąstant, tai ką jau pasiekė mano vaikai ir kur mes turime eiti toliau, kad tas planavimas veiklos nebūtų formalus, nebūtų atitrūkęs nuo realių vaikų gebėjimų ir pasiekimų aprašas ir šioje srityje iš tikrųjų kokybiškai keičia požiūrį į vaikų planavimą. Taip pat yra ir kiti skyriai, tokie kaip savitai besivystantis vaikas, kur mes taip pat bandome pažiūrėti ir pedagogai galės gauti atsakymų, tai kaip bus ugdomas grupėje ir kaip įsitrauks į realų grupės gyvenimą vaikai, kurie turi specialiųjų ugdymosi poreikių ir kaip jie gyvens ir jausis mūsų kasdieniai grupėje įprastomis sąlygomis. Tai štai vėlgi pasiekimų aprašas padeda kokybiškai keisti požiūrį į specialių ugdymosi poreikio turinčių vaikų ugdymą ir didina įtraukiojo ugdymo galimybės. Taip pat labai aktualus skyrelis yra, kaip bendradarbiauti su tėvais ir kitais ugdytojais, siekiant vaiko ugdymosi pažangos, nes tėvai irgi yra mūsų partneriai, jie yra pagrindiniai vaiko ugdytojai, todėl mes organizuodami ugdymą visą laiką turime susitarti su tėvais ir matyti taip pat ir tėvų lūkesčius, o pasiekimų aprašas dar naudingas jis yra labai ir tuo, kad ir tėvams padeda geriau suprasti, tai ko galima tikėtis iš vaiko, ko galima tikėtis iš ugdymo įstaigos. Mes kartais kviečiame tėvus, kad tėvai bendradarbiautų su mumis, bet tėvams stinga patirties ir jie tada ne visai žino, ko jiems galima norėti, dėl ko galima tartis su ikimokyklinio ugdymo įstaiga. Taigi parengtas pasiekimų aprašas būtų ir orientyras tėvams. Ir tikrai tenka pastebėti labai dažnai, kad tėvai domisi, tai ir nori patys pamatyti, pažiūrėti, pasitikrinti, o tai kaip atrodo mano vaikas. Ir pasiekimų aprašas taip pat padeda susikalbėti, susitarti tėvams ir ugdymo įstaigoms. Ir taip pat pasiekimų aprašas padeda užtikrinti dermę tarp ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų. Jau ir rengiant šias programas buvo siekiama, kad ta dermė būtų užtikrinta. Ir mes bendradarbiaudami darželiai ir mokyklos, turėdami kompetencijas įskirtas priešmokyklinio ugdymo programai ir turėdami pasiekimų aprašą, mes iš tikrųjų galime tartis, galime suderinti, kaip švelniai arba nuosekliai vaikas galėtų pereiti iš ikimokyklinio ugdymo laikotarpio į priešmokyklinio ugdymosi etapą. Na, dar gal keletas būtų žodžių, tai kuo remtasi rengiant vaikų pasiekimų aprašą. Tai pirmiausia, žinoma, žiūrėjome į pačius naujausius mokslinių tyrimų rezultatus, kurie rodo tam tikrus atradimus apie vaiko raidą.
Tai naujausi ir smegenų vaikų tyrimai, ir kiti, kurie parodo, tai ko iš tikrųjų gali pasiekti vaikas. Taip pat buvo remtasi Lietuvos tyrimais, užsakomaisiais Švietimo ir mokslo ministerijos tyrimais, kitais moksliniais tyrimais, kurie parodė ir ikimokyklinio ugdymo situaciją. Pavyzdžiui, kad net ir tokį dalyką išryškino, kaip sunku kartais mums susitarti, ko mes siekiame, ko mes tikimės iš vaiko. Ir tarkim, vienoje grupėje gali pedagogas turėti vieną sampratą, kitoje grupėje kitą. Ir dėl to vienas iš tyrimų išryškino, kad susitarimų kartais trūksta. Tai remiantis aprašu, iš tikrųjų tuos susitarimus galima turėti. Taip pat buvo remiamasi ir tuo, kad aprašas atlieptų šiuolaikinės visuomenės ypatumus, taip pat remtasi švietimo strateginiais dokumentais Lietuvos ir Europos, tyrimais pasiekimų, kurie buvo orientyras ir padėjo išryškinti, tai kam reikia skirti didesnį dėmesį. Ir dabar matome, kad atsirado vėl vaikų skaičiavimai ir matavimai, tai yra matematinis ugdymas, kuris įtrauktas, tai jis įtrauktas remiantis tyrimais, pabrėžiant, kad šioje srityje jau ikimokykliniam ugdyme vaikai turėtų įgyti geras prielaidas tolimesniam sėkmingam ugdymuisi. Dėl kalbos tyrimai rodo, kaip yra labai svarbi vaikų kalba ir vaikų kalbiniai gebėjimai, o taip pat užsienio tyrimai rodo, kad nepaprastai svarbus tokie dalykai kaip vaiko atkaklumas, gebėjimas įveikti sunkumus, gebėjimas įveikti kliūtis, problemų sprendimas, kūrybiškumas ir panašiai. Todėl visi šitie gebėjimai atsirado pasiekimų apraše. Ir žinoma, rėmėmės užsienio šalių ikimokyklinio ugdymo vaikų pasiekimų aprašais. Čia dėkingi ir esame ministerijai, kuri vis mums aprūpindavo naujausiomis informacijomis ir kita. Tačiau darbinė grupė sėdėjo, diskutavo ir stengiasi parengti tą pasiekimų aprašą, kuris tikrai būtų priimtinas Lietuvai. Ir žinoma, tikrino visą tai praktikai, pedagogai, jau išbandė, tikrino, vertino, žiūrėjo. Ir manome, kad šitas bendradarbiavimas iš tikrųjų padėjo parengti tokį produktą, kokis ir yra. Viliuosi, kad mes juo nenusivilsime ir kad jis mums bus tikras pagalbininkas, gerinant vaikų ugdymo kokybę. Tai tiek. Aprašas turėtų būti pakankamai suprantamas, todėl kad vaikų pasiekimai ir gebėjimai buvo aprašyti taip, kad juos būtų pakankamai lengva stebėti ir atpažinti iš vaiko elgesio, iš kasdienės veiklos. Jie nebuvo aprašyti kaip kažkoks vidinis darinys, kuriam reikia papildomų kažkokių instrumentų atpažinti ir matyti. Ir jo kalba yra pakankamai paprasta. O tą tikrino dar ir smarkiai mūsų auklėtojos, jos jau jeigu tik kur nors koks žodis ar išsireiškimas nelabai aiškus, visą laiką signalizavo mums ir mes paskui vėlgi ieškojom kuo paprastesnių žodžių. Tai iš tikrųjų rekomendacijose gana detaliai ir su pavyzdžiais ir taip pat prieduose dar įdėti pavyzdžiai, daug pateikta informacijos, kaip atpažinti, kaip vertinti, kaip analizuoti, kokia nauda, kaip pritaikyti ir savo ugdymosi proceso kokybės refleksijai, kaip stebėti, ar mano ugdymosi procesas sukuria kokybiškas sąlygas vaikų ugdymusi ir kaip vaikai daro pažangą. Tai su visais pavyzdžiais, su konkrečiais aprašymais, su iliustracijom. Manau, visos aukštosios mokyklos irgi, kurios rengia pedagogus ir jeigu jūsų pedagogai studijuoja, tai iš karto jūs jau jaučiate tikriausiai, kad jie sugrįžta ir jie šitas naujoves žino, nes auditorijose mokosi ir kaip vertinti vaikų pasiekimus, ir kaip planuoti ugdymą,
ir kaip tobulinti programas. Ir šitų kompetencijų jie jau įgyja. Taip pat dabar, kai yra organizuojami priešmokyklinio ugdymo, ikimokyklinio ugdymo, tai aš ir apie programą priešmokyklinio, tai manau, kad visas šitas naujoves jie gaus. Tikėtumėmės, kad ir švietimo centruose, kai vyksta tam tikri renginiai, tai šitos naujovės pirmiausia būtų mūsų dėmesio centre. Nes strategiškai yra labai svarbu, kad tai, kas yra nauja, iš karto tinkamai ir kokybiškai būtų suprantama ir tinkamai naudojama. Tai manau, kad jeigu mūsų visų pastangos bus, o tikrai įsitraukusių ir praktikų yra labai daug, kurie jau turi patirties, kurie gali regionuose, vietose, tiesiog iškomunikuoti tas idėjas ir kokybiškai iškomunikuoti, tada iš tikrųjų pasiektumėme iš karto gero kokybiško rezultato. Tikėtina, kad kartais tėvai išsako tokias nuomonės, dėl ko mes irgi esame kalbėję ir tarsi susitarę. Tėvai kartais šiek tiek galvoja, ar čia nebus vertinimas vaikui ir ar nebus čia diagnostika, kad nustatėte mano vaiko intelektinius gebėjimus ar kažkokius kitokius. Tai mes turime aiškiai iškomunikuoti, kad čia yra vaiko pasiekimai, kad jūs žiūrite, ką jūs vaikui davėte ir ar pavyko, kad vaikas, pasiekė tam tikrų dalykų, kurie buvo suplanuoti. Tai kad yra stebimas ugdymosi procesas, o ne vaiko tų gebėjimų tikrinimas. Ir kad labiau jūs žiūrite ugdymosi proceso kokybę savo, ne tiek vaiko. Vaikas yra tik tai tiek, kad sukurti jam kuo geresnės ugdymosi sąlygas. Dar žinoma, kai komunikuojame su tėvais, ko jie dar bijo. Jie bijo, kad rudenį, kai yra, sakykime, pirmasis vaiko vertinimas, kai vaikas tik ateina į ugdymo įstaigą, jis negautų minusų. Nes buvo tokia tarsi praktika, kad rudenį įsivertinam, va čia minusiukai, o tada pavasarį jau pliusiukai. Bet rudenio minusiukų tėvai labai bijo. Todėl, bet pasiekimų aprašas žingsneliais jis suteikia galimybę nerašyti minusiukų. Tai yra, vaikas yra kažką pasiekęs ir mes užrašom kokybiškai, ką vaikas yra pasiekęs, kokius gebėjimus jisai jau turi ir kur mes eisime toliau. Ir nebėra tų minusiukų, kurių tėvai ten vienam kitam susitikime ir sakydavo, jis dar nespėjo pasiugdyti, jis tik atėjo iki mokyklinio ugdymo įstaigą ir jam jau surašyti minusiukai. Minusiukų neturi likti iš viso. Tai pasiekimų aprašas keičia tą vertinimą, stebėseną vaiko pasiekimų ir pažangos į pozityvų procesą, kai kiekvienas mes matome, ką pasiekė vaikas ir nevertiname tai, kad nepasiekė. Nes jeigu jisai yra kokių 5 metų, bet 5 žingsnio jisai nėra pasiekęs, bet užtat jis yra pasiekęs 4 žingsnį ir vienoj srity 4, o kitoj gal 6 yra pasiekęs. Ir mes tada matom individualų tą vaiko profilį, matom kokiose srityse teikti daugiau paramos ir pagalbos, kokiose srityse palaikyti jo talentų, gebėjimų plėtotę ir į šitą visą procesą žiūrime pozityviai. Taip komunikuojame ir su tėvais, jiems išsakome tuos požiūrius ir kai mes bendraujame su tėvais atitinkamai, tai jiems nekyla tada tų baimių. Tai tas pasiekimų aprašas čia turėtų daryti kokybišką proveržį mūsų vaikų pasiekimų vertinime. Tikrai labai svarbu, kad būtų daug diskusijų. Kaip matom, pasiekimo aprašo funkcija yra būti pagrindu įvairiems susitarimams. Ar mes kalbame apie ugdymosi proceso kokybę, tai diskutuojame kartu ir apie vaiko pasiekimus, apie vaiko daromą pažangą ir pasiremę aprašu. Ar mes kalbame apie programos tobulinimą ar kitus procesus, tai aprašas mums tarnauja kaip padedantis diskutuoti ir susitarti.
Ir manau, kad ir tą patį aprašą mums reikia kartu skaityti arba perskaičius diskutuoti su savo auklėtojais ir su specialistais esančiais ugdymo įstaigose ir vėliau su tėvų bendruomenėmis, joms pristatyti tą pasiekimų aprašą, bet iš pradžių mes turėtumėm padiskutuoti ir įtvirtinti kai kuriuos savo susitarimus. Kita vertus, kai mes aprašą naudojam arba vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimui, labai daug reikėtų kaupti tokių patirčių. Aha, aš pabandžiau, matau, kad yra taip ir taip, aš susitinku su kitomis auklėtojomis, mes pasižiūrim, ar mes vienodai suprantam, kokią mes naudą matome, kaip padaryti, kad būtų tikslingiau naudojamas, sakykime, pasiekimo aprašas ir kokybiškesnis ugdymas ir diskutuojame tarpusavyje. Taip suvienodinam pažiūras, matymą ir panašiai. Blogai yra, jeigu dabar būtų, kad auklėtojos atskirai kiekviena turi vaikų pasiekimų aprašą ir tarsi paliktos kiekviena su savim tvarkytis individualiai. Nes ir rengėjai, darbo grupė, labai daug diskutavo, kol priėjo tam tikrų nuostatų. Ir jūs ugdymo įstaigoje praktinio naudojimo taikymo galimybės pačias geriausias atrasite tik tai tada, kai jūs diskutuosite tarpusavį. Netgi, kad tos diskusijos yra puikios, tai galiu iš seno savo pavyzdžio gyvenimo pasakyti. Kai kažkada dirbau švietimo, tai yra pedagoginiam psichologiniam centre ir Lietuva iš viso neturėjo diagnostikos, kaip vertinti vaikų specialiuosius ugdymo poreikius, pavyko tai sukurti skirtingų specialistų diskusijų dėka. Tai ir čia kiekvienas naujas dalykas, kuris ateina ir jo praktinės galimybės, pačias geriausias, kaip mes galime atrasti, tai iš tikrųjų tos diskusijos taikai ir tariesi su kitais, diskutuoji su kitais. Ir po to tarp darželių gali vykti diskusijos, gali vykti metodiniai rateliai, būreliai savivaldybėse ir tada ir kylančios problemos išryškėja ir kartu sprendimų galima paieškoti, konsultantų galima pasikviesti, kad ir visą tą grupę, kuri dalyvavo ir dirbo prie šito aprašo.